Nuotykiai jūroje. Vieną vasaros dieną Sraigis Beris ir boružėlė Dolita rado spalvotą nuotykių knygą. Joje buvo daugybė paveikslėlių su jūros gyventojais, žuvimis ir krabais. Ten buvo dar vienas keistas padaras, kurio Beris niekada nebuvo matęs. Čia yra aštunkojis, bet ir aš nesu mačiusi tikro aštunkojo. Gal keliaukim prie jūros? Susijaudinęs paklausė Beris. Bet mes nežinom, kur yra ta jūra, Beri. Paklauskim daktaro Pelėdos, jis viską žino. Ar žinot, kaip nukeliauti prie jūros, daktare Pelėda? Reikia pasistatyti laivelį ir plaukti upeliu pasroviui. Upeliu nukeliausite į upę, o upė teka tiesiai į jūrą. Beris ir Dolita padėkojo daktarui Pelėdai už patarimą ir tuoj pat ėmėsi darbo. 3 pelėdžiukai taip pat pasisiūlė į pagalbą. 2 draugai sulipo vidun ir upelis plukdė juos tiesiai į jūrą. Valio! Mes pamatysim jūrą! Vėjas nešė jų laivelį upeliu, o paskui ir upe. Neilgai trukus prieš jų akis atsivėrė žydra bekraštė jūra. Mes atplaukėm! Sušuko Beris. Jis užtempė laivelį ant kranto ir pririšo jį prie palmės. Nagi, Dolita, panerkim iki jūros dugno. Po vandeniu abu draugai išvydo daugybę nepaprastų jūros gyvūnų. Jie užtiko didelį krabą ir plaukė paskui jį iki vandens paviršiaus. Atleiskite, nepasakytumėt, kur galim rasti tikrą aštunkojį? Paklausė Dolita. Laikykitės už mano žnyplių ir aš parodysiu jums salą, kur aštunkojis mėgsta deginti saulei. Krabas palydėjo juos iki salos ir nuplaukė tolyn. Aštunkojis buvo daug didesnis, nei jie įsivaizdavo, todėl labai išsigando. Beris ir Dolita pasislėpė už didelio akmens. Tada aštunkojui šovė puiki mintis. Jis pririnko akmenukų ir pradėjo jais žongliruoti su savo 8 čiulptuvais. Boružėlė ir Sraigis išlindo iš už akmens. Prieikit arčiau, pasakė aštunkojis. Parodysiu jums gražiausius akmenukus savo saloje. Beris ir Dolita greitai susidraugavo su aštunkoju ir kartu jiems buvo labai linksma. Mums metas keliauti namo, tarė Dolita. Lik sveikas, buvo labai malonu susipažinti. Ate, atsakė aštunkojis ir padovanojo jiems abiems po žvilgantį akmenėlį. Beris su Dolita įsėdo į laivą ir bandė irtis į priekį, bet jiems buvo per sunku. Ak, Beri, mes nesugebėsim, teks išlipti iš laivo. Dolita buvo labai išsigandusi. Matai, Beri, sakiau, kad nereikia plaukti taip toli nuo namų. Manau, tu teisi, Dolita. Bet tada akmuo pajudėjo. Ko toks nusiminęs, mažasis Sraigiau? Paklausė akmuo. Tai prajuokino Berį. Juk tai buvo ne akmuo, o vėžlys. Mano draugės vaivorykštinės žuvys ruošiasi ilgai kelioniai. Jos plauks upeliu iki pat jo ištakų. Esu tikras, jos mielai jūs parplukdys. Beris ir Dolita atsisveikino su vėžliu ir atsisėdo ant žuvies kapitonės nugaros. O paskui visi leidosi į kelionę namo. Kai buvo jau tamsu, žuvis pasiekė krantą, prie kurio stovėjo boružėlės namelis. Beris ir Dolita padėkojo žuvims už pagalbą ir šios nuplaukė tolyn. Matai, Dolita, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Išmintingai tarė mažasis Sraigis. Burbuliuko žagsulys. Vieną gražią rudens dieną Beris, Dolė, Baltazaras, Flaterė, Stenlis ir Burbuliukas patraukė prie krioklio.
Staiga burbuliukas pradėjo žaksėti. Baltazaras jam pasiūlė vandens. Atsigerk, tai sustabdys žagsulį. Burbuliukas gurkštelėjo kelis kartus, bet žagsulys nepraėjo. Užvalgyk, pasiūlė Dolė. Tada praeis. Burbuliukas suvalgė savo duoną, bet žagsulys nepraėjo. Sulaikyk kvėpavimą, tada praeis, patarė Flaterė. Burbuliukas sulaikė kvėpavimą, bet žagsulys vis tiek nepraėjo. Galiausiai Stanlis sugalvojo, kaip padėti burbuliukui. Jis nuskubėjo į priekį ir pasislėpė už medžio. Kai burbuliukas ėjo pro šalį, jis iššoko iš už medžio rėkdamas ir smarkiai išgąsdino burbuliuką. Šis taip išsigando, kad net parkrito. Ir žagsulys praėjo. Bet dabar burbuliukas buvo baisiai piktas. Pasielgei labai negražiai. Aš tavęs taip negąsdinu. Tik norėjau padėti, juk sustabdžiau tavo žagsulį. Man tai vis tiek nepatinka, kai mane gąsdina. Suniurnėjo burbuliukas. Gerai, kitą kartą tau nepadėsiu, atkirto elniaragis. Jie visi keliavo toliau ir netrukus priėjo krioklį. Kaip čia gražu! Sušuko burbuliukas ir taip greitai pasileido link krioklio, kad įkrito į vandenį. Stanlis pačiupo jo ranką paskutinę akimirką ir ištraukė iš vandens. Ačiū! Šniurkščiojo burbuliukas. Atsiprašau, kad buvau piktas. Reikia kuo greičiau grįžti namo, nes burbuliukas kiaurai permirkęs, jis gali peršalti. Susirūpinusi tarė Dolė. Staiga visi išgirdo trepsint šimtus kojų ir priešais juos išdygo milžiniškas driežas. Nebijokite manęs, ramino jis. Kur traukiate? Mielai panešiu jūs ant nugaros. Miško draugai apsidžiaugė pasiūlymu ir džiugiai sulipo ant driežo nugaros. Jiems keliaujant namo burbuliukas vėl pradėjo žaksėti. Aš tikrai tavęs nebegąsdinsiu. Žagsulys ir pats praeis. Būtent taip ir nutiko. Kai driežas priėjo burbuliuko namą, jo žagsulys buvo visiškai praėjęs. Vabaliukas atsisveikino su draugais. Paskui driežas nugabeno Stanlį ir Baltazarą į jų namus. Elniaragis ir Kamanius padėkojo už kelionę ir pamojavo atsisveikindami. Netrukus jie priėjo Dolės namą, kur boružėlė atsisveikino su draugais ir nušoko nuo driežo nugaros. Iškart po jos nušoko ir Beris. Liko vienintelė keleivė Flaterė. Ir buvo beveik tamsu, kai driežas priėjo jos namus. Labai ačiū už pagalbą, drieže, tarė Flaterė, prieš įžengdama pro duris ir nuėjo tiesiai į lovą. Liepa. Vaisiniai Alfonso ledai. Vieną šiltą vasaros dieną svirplys Alfonsas pakvietė auksavabalį burbuliuką, sraigių Berį ir boružėlę Dolę praleisti popietę svečiuose pas jį. Pasigaminkime naminių ledų, pasiūlė jis. Gerai, bet iš ko ir kaip?
Paklausė Burbuliukas. Labai paprasta. Sutraiškykime šiek tiek vaisių ir įdėsime juos į popierinius puodelius. Tuomet įdėsime pagaliukus, kad galėtume juos paimti. Tada viską įdėsime į šaldiklį ir palauksime, kol sušals. Tuomet išimsime iš puodelių ir viskas. Tad jie pagamino piurė, sudėjo ją į puodelius ir įdėjo juos į šaldiklį. Kol šąla, galime pažaisti atminties žaidimą. Atsinešiau savo atminties korteles, pasakė Burbuliukas. Jis turėjo apvales, įvairius vaisius vaizduojančias kortas. Visų buvo po 2. Žaidimo esmė – surasti kortos porą. Dolė suprato, kad vis laimi Burbuliukas. Burbuliuk, tu sukčiauji. Pažymėjai korteles. Nepažymėjau. Pažymėjai. Tu nuolat laimi, sušuko Boružėlė. Na gerai, taip, aš pažymėjau korteles. Bet man nepatinka pralaimėti, tarė Auksavabalis ir apsiverkė. Man irgi nepatinka pralaimėti, jam paantrino Beris. Turiu mintį, paskelbė Svirplys. Gal sugalvokime žaidimą, kuriame žaisime ne vienas prieš kitą, bet kartu, kaip komanda. Beris taip pat turėjo mintį. Ne taip seniai su Edžiu, Baltazaru ir Morisu nusprendėme važiuoti traukiniu. Bėgome paskui jį, bet Morisas buvo per lėtas ir nusprendėme nevažiuoti nei vienas. Kodėl taip sakai? Paklausė Burbuliukas. Nes iš to galėtume sukurti gerą žaidimą, paaiškino Beris. Mintis tokia, kad 4 žaidėjai turi atvykti į traukinį anksčiau už konduktorių. Jei vairuotojas atvyksta pirmiau, pralaimite žaidimą, nes traukinys išvažiavo be jūsų. Puiki mintis, pasigaminkime kauliukus, tarė Dolė ir ant medinio kubo nupiešė taškelius. Alfonsas savo akmenukų kolekcijoje rado 5 spalvų akmenis. Galėsime jais skaičiuoti, jis pareiškė su pasididžiavimu. Tuomet rado skiautę popieriaus ir visi 5 nupiešė 5 kelius, traukinį ir žaidėjų namus. Alfonsas pradės nuo oranžinio taško, Dolė nuo raudono, aš nuo mėlyno, o Burbuliukas nuo geltono, paaiškino Beris. O traukinio konduktorius gali pradėti nuo žalio, nusprendė Burbuliukas. Pradėkime! Traukinio konduktorius buvo beveik vietoje, kai į platformą atvyko paskutinis komandos žaidėjas. Valio! Laimėjome! Sušuko Burbuliukas. Laikas patikrinti ledinukus. Įsiterpė Svirplys ir jis buvo teisus. Ledai buvo sušalę. Visi skaniai atsigaivino. Nagi, eime išsimaudyti, tarė Alfonsas, kai visi suvalgė ledus. Prie jų netrukus prisijungė svečias. Praplaukė vaivorykštinė žuvelė. Beri ir Dolis paprašė draugės žuvelės leisti jiems pašokinėti į vandenį jai nuo nugaros. Ji mielai prisijungė prie jų linksmybių. Likusią vasaros popietę draugai praleido taškydamiesi vandenyje, kol pavargo ir atėjo laikas grįžti namo. Pavasario olimpiada. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras sėdėjo prie ežero ir mėtė į vandenį akmenukus. Beris kelis kartus pataikė į plūduriuojantį rąstą ir jo draugai jam paplojo. Greičiau ateikit į pievą, tuoj prasidės pavasario olimpiada, pasakė jiems Saulius. Kiti miško draugai jau buvo susirinkę. Mažieji vabalėliai užsimovė trumpikes ir išsirikiavo į vieną liniją. Visi jie bėgo taip greitai, kaip tik galėjo. Jiems reikėjo 3 kartus apibėgti pievą.
Taip neteisinga. Edvinas sukčiavo, jis nukirto kampą, sušuko žiogė Striksė. Negali būti jokio sukčiavimo. Pradėsim varžybas iš naujo. Šįkart nesukčiaukit. Saulius atbėgo pirmas, Striksė atbėgo antra, o Baltazaras atbėgo trečias. Beris finišavo paskutinis. Baltazaras ir Edvinas pradėjo šnabždėtis. Jis lėtas kaip sraigė. Nesijuokit iš jo, tai labai negražu, piktai pasakė Dolita. Metas šuoliams į aukštį. Tas, kuris nuskins aukščiausiai kabantį obuolį, bus nugalėtojas, paaiškino Alfonsas. Striksė nuskynė aukščiausiai kabantį obuolį, Matilda nuskynė kiek žemesnį, o Kolorado vabalas Edvinas nuskynė dar žemesnį. Kad ir kaip Beris stengėsi, jis nepasiekė net mažiausio kabančio obuolio. Aš negaliu, tiesiog negaliu, liūdnai pratarė jis. Nagi, Beri, tau pavyks, kitose varžybose neliūdėk, pasakė Rosita. Bet Beris buvo pernelyg susijaudinęs, kad dalyvautų riedėjimo varžybose, nes bijojo sudaužyti savo kiautą. Visi kiti išsirikiavo ir nuriedėjo iš vienos pievos galo į kitą. Dolita buvo greičiausia ir ji laimėjo. O dabar skraidymo rungtis, pasakė Alfonsas. Tas, kuris greičiausiai pasieks viršūnę ir paims pušies kankorėžį, taps nugalėtoju. Rungtynės prasidėjo iš karto. Jose dalyvavo Matilda, Baltazaras, Dolita ir Zefira. Matilda buvo greičiausia ir pirma pasiekė pušies viršūnę. Aš nemoku skraidyti, sušnirkštė Beris. Nebūk toks piktas, Beri, dabar bus šokinėjimo varžybos. Laimės greičiausias šokinėtojas. 4 dalyviai pradėjo šokinėti, bet staiga Beris užkliuvo už šokdynės ir pargriuvo. Sunerimę draugai pribėgo prie jo. Daugiau nebedalyvausiu kvailose varžybose, aš nieko nesugebu. Geriau eisiu namo. Reikia kažką sugalvoti. Turime pralinksminti Berį, pasakė Dolita. Tu teisi. Koks sportas jam patiktų? Paklausė Rosita. Žinau, sušuko Matilda. Mėtymas. Kokia puikiai idėja, pritarė Baltazaras. Beris vienintelis sugebės pataikyti į rastą ežere. Jie sukrovė 5 krūveles. Pirmoji krūvelė buvo iš obuolių, antroji iš kaštonų, trečioji iš kankorėžių, ketvirtoji iš riešutų, o 5 iš kriaušių. Dolita įtikino Berį grįžti į pievą. Metas mėtymo varžyboms. Norėtum dalyvauti? Paklausė Rosita. Valio, mėtymas, aišku, kad dalyvausiu. Visi bandė taikyti, bet Beris buvo geriausias. Jis buvo vienintelis, kuris nuvertė visas 5 krūveles. Matai, Beri, aš geriausias bėgikas. Striksė geriausias šuolininkė į aukštį, Matilda geriausias skraidymo srityje, Dolita riedėjimo, Rosita moka greičiausiai šokinėti, o tu geriausias mėtikas. Visi turi savo talentų, paaiškino Saulius. Beris gavo nuostabų žvilgantį kaštainį, kuriame Alfonsas išgraviravo užrašą mėtymo varžybų nugalėtojas. Akmenėliai. Vieną saulėtą vasaros popietę Dolita nutarė iškepti žemuogių tortą. Ji paprašė elneragio Sauliaus ir bitino Baltazaro nueiti į mišką ir pririnkti laukinių žemuogių. Ir 2 draugai išėjo. Netrukus Baltazaras pamatė akmenuką vidury tako ir pradėjo eidamas jį spardyti. Bet Sauliui taip pat patiko akmenukas ir jis jį atėmė iš Baltazaro. Taip neteisinga, Sauliau, aš jį radau, aš noriu jį spardyti. Dabar tai mano akmenukas, susirasau kitą. Bet aš jį radau, jis mano, pyko Baltazaras. Čia daugybė akmenukų, susiras kitą, pasakė Saulius, bandydamas užbaigti ginčą. Bet Baltazaras nenusileido, jis pastūmė Saulių iš kelio, kad pats galėtų spardyti akmenuką. Jie ir toliau stumdėsi, kol galiausiai abu nusirito nuo kalvos į čiurlenantį upelį.
Svirplys Alfonsas išlindo iš namų pažiūrėti, koks čia triukšmas. Kas vyksta? Paklausė jis. Čia Saulius kaltas, jis atėmė iš manęs akmenuką. Tai buvo net tavo akmenukas, aš spardau geriau už tave. Pakaks. Nutraukė juos Alfonsas. Užeikit vidun, išdžiūsit ir papasakosit man, dėl ko čia ginčijatės. Murmėdami draugai nusekė paskui Svirplį į jo namus. Jie padžiovė savo šlapius drabužius saulėje ir susisupo į rankšluosčius, laukdami, kol drabužiai išdžius. Alfonsas abiems davė stiklinę limonadų ir sausainį. Šilti saulės spinduliai greitai išdžiovino drabužius, Saulius ir Baltazaras niūriai kramtė savo sausainius ir pasakojo Alfonsui viską, kas nutiko ir kaip jie nuo kalno nusirito į upelį. Aš turiu visą akmenėlių kolekciją. Kolekcija! Ar galima pažiūrėti? Susidomėjo Baltazaras. Žinoma, išdidžiai pasakė Alfonsas ir padėjo ant stalo didelę dėžę. Kur tu radai šiuos dailius akmenėlius? Paklausė Saulius. Prie upelio ir jūs galite jų pasirinkti, jei norite. Ir jie prisikrovė pilnus krepšius akmenėlių. Paskui sėdėjo, juos rūšiuodami ir dėliodami, kol pradėjo temti. Elniaragis ir Bitinas atsisveikino su Svirpliu ir pradėjo kopti į kalvą. Netrukus jie pasiekė Dolitos namus. Boružėlė piktai šaukė pro langą. Kur žemuogės? O varge, žemuogės, mes pamiršom žemuogės. Dolita, pažvelk, kokių dailių akmenukų prisirinkome su Alfonsu. Ką aš su jais darysiu? Iškepsiu akmenukų tortą? Aš prašiau žemuogių. Bet mes pamiršom, pripažino Saulius ir jie jai papasakojo visą ilgą istoriją. Na, suprantu. Parodyk man tuos akmenėlius, jie jau neparnešė žemuogių. Mes galime ant jų ką nors nupiešti. Šitas panašus į mažą namelį. O šitas, ant jo galima nupiešti besišypsantį veiduką. Kokia puikia mintis, galim pasikviesti kitus ir visą dieną praleisti piešdami ant akmenėlių. Super! Kitą rytą į Dolitos namus atėjo sraigius Beris, drugelį Matilda, laumžirgė Zefyra, žiogė Striksė, kolorado vabalas Edvinas ir vabaliukas Burbuliukas. Kur Saulius ir Baltazaras? Nusivylęs paklausė Beris. Štai ir mes, pranešė Elniaragis ir Bitinas, išdidžiai įeidami į Dolitos namelį. Ak, ačiū, pasakė Boružėlė ir pradėjo gaminti tortą, kol kiti piešė ant akmenėlių. Kai baigė, jie pakvietė Alfonsą į savo parodą. Jie visi atrodo puikiai. Rytoj atsinešiu savo akmenėlius, ant jų taip pat galėsime piešti, pasakė Svirplys draugams. Kai žemuogių tortas buvo pagamintas, jie visi susėdo už stalo ir suvalgė viską iki paskutinio trupinėlio. Kriauklės. Laumžirgė Zefyra ir žiogė Šoklė rinko akmenukus prie upelio. Prie jų priskrido daktaras Pelėda. Keliauju aplankyti Burbuliuko, jam skauda gerklę, pasakė jis ir nuskubėjo tolyn. Bet tada užkliuvo už medžio šaknies ir parkrito. Jo vaistinėlė atsidarė ir viskas pabiro ant žemės. Šoklė ir Zefyra padėjo surinkti jo daiktus. Šalia medicininių instrumentų jos rado daugybę keistų dalykų. Tai dovanos nuo mano pacientų. Nereikėtų tokių brangių daiktų laikyti vaistinėlėje. Tu teisi. Paieškosiu dėžutės, pritarė Pelėda. Bet dabar turiu skristi, nes Burbuliukas laukia. Iki, daktarė Pelėda, šaukė mergaitės pavymui. Zefyra ir Šoklė keliavo namo, kai pamatė Robiną šalia Dolės namų. Raudonoji paukštė kaip tik atsisveikino su Boruže. Man jau metas, iki pajūrio tolimas kelias. Skrendi į pajūrį?
Ar gali ir mus paimti? Linksmai paklausė Šoklė ir Zefira. Mielai jūs paimsiu. Atsakė paukštė. Iš taip aukštai aiškiai matėsi visas miškas. Taip pat ežeras ir nameliai. Jos skrido gana ilgai, kol pasiekė neaprėpiamą žydrą jūrą. Ačiū už pagalbą, Robina. Ir draugės nulėkė per smėlėtą paplūdimį. Jos rinko kriaukleles ir negalėjo apsispręsti, kuri iš jų gražiausia. Žiūrėk, šita irgi graži. Įsidėsiu į krepšį, pasakė Šoklė ir jos toliau jas krovė. Tada pasirodė krabas ir užrėpliojo tiesiai ant smėlio spalvos krepšio, sutraiškydamas rūpestingai surinktas kriaukleles. O mūsų kriauklelės! Ji neramiai išbėrė krepšio turinį ant smėlio, bet visos kriauklės buvo sudužusios. Neliūdėkite, gražiausios kriauklės yra ne ant kranto, o giliai jūros dugne. Atgabensiu jums daug daugiau gražių kriauklelių. Mergaitėms patiko jo pasiūlymas. Krabas greitai panėrė į jūrą ir netrukus pasirodė su nuostabiomis kriauklėmis. Jis vis nardė, kol krepšys visiškai prisipildė. Kokios gražios kriauklės, krabe! Ačiū tau! Metas grįžti namo. Reikia rasti Robiną. Bet Robina nei neketino skristi namo. Iki pavasario neskrisiu, pranešė ji. Tai kaip mes grįšim namo? Susirūpino draugės. Su vėžliu. Eime, aš jūs pargabensiu. Pasigirdo balsas iš vandens. Šoklė ir Zefira keliavo namo ant vėžlio nugaros. Grįžusios namo, jos padėkojo vėžliui už pagalbą ir atsisveikino. Kitą dieną Šoklė ir Zefira parodė Beriui ir Doliai gražiasias kriauklės, kurių pririnko. Ką nors iš jų padarykim, pasiūlė Beris. Puikia mintis. Bet ką? Paklausė Zefira. Žinau, pagaminkime dėžutę daktaro Pelėdos dovanoms, tarė Šoklė ir visi ėmėsi darbo. Pelėda labai džiaugėsi dėžutę ir atsargiai į ją sukrovė savo dovanų kolekciją. Akmenuką, kankorėžį, kaštoną, sudžiovintą gėlę, pieštuką, kelis piešinius ir medinį arkliuką. Geltonoji boružėlė. Pagaliau atėjo pavasaris. Dolita nusprendė, kad pats metas sutvarkyti gėlių darželį. Jis susirado kastuvą ir grėblį, o galvą apsirišo raudonas skareles su juodais taškučiais. Vos išėjus į lauką išgirdo kažką dejuojant už jos namelio. Kristupai, atrodo, tau lūžo sparnas, sušuko boružėlė. Saulė pašvietė man į akis ir aš trenkiausi tiesiai į medį, aš rimtai susižeidžiau, pasiskundė kanarėlė. Tuo metu prie jų priėjo sraigius Beris ir elneragis Saulius. Sauliau, būk geras, pakvies daktarą Pelėdą, Kristupui lūžo sparnas, liepė Dolita elneragiui. Daktaras Pelėda atvyko greitai. Panašu į labai sunkų lūžį, tarė jis rimtai. Paskui lėtai ir atsargiai sutvarstė lūžusi Kristupo sparną. Žinai, Dolita, vieną dieną tarė Kristupas, saloje, iš kur atskridau, gyveno boružėlė. Rimtai? Ar ji raudona su juodais taškeliais kaip ir aš? Susidomėjusi paklausė Dolita. Ir koks jos vardas? Ji vardu Kotryna. Jos sparnai ne raudoni, o geltoni, bet taškeliai juodi kaip ir tavieji. Ji labai į tave panaši. Gal keliaukim kartu į salą, kai mano sparnas sugis ir tu su ja susipažinsi. Kokia puikia mintis? Ar Beris gali keliauti kartu? Aišku, gali. Ant mano nugaros užteks vietos jums abiems.
Po kelių dienų daktaras Pelėda atvyko aplankyti sužeistos kanarėlės. Jis džiaugiasi galėdamas pasakyti, kad Kristupo sparnas visiškai sugijo. Kanarėlė padėkojo Pelėdai už pagalbą, užsikėlė Berį ir Dolitą ant nugaros ir iškeliavo į savo namų saloje. Netrukus jie jau skrido virš plataus ežero su daugybė mažų salelių viduje. Matot, mes skrendam į tą salą. Mano lizdas yra aukščiausio medžio viršūnėje. Tvirtai laikykitės, tuoj nusileisim. Kristupas švelniai nusileido ir Beris su Dolita nulipo žemyn. Nepagausit, sušuko geltonos spalvos vabalė oranžinė suknelė. Ji kalbėjo su blusomis bėgančiomis paskui ją. Atsargiau, suriko Dolita, bet vabalė atsitrenkė tiesiai į ją. Atsiprašau, nenorėjau tavęs pargriauti. Aš vardu Kotryna, o tu? Tai tu, Kotryna? Mes atkeliavom susitikti su tavimi. Mano vardas Dolita ir aš sukoriau ilgą kelią, kad susitikčiau su savo pusseserę Boružėle. Sutrikusi paklausė Kotryna. Taip, tu turi juodus taškelius kaip ir aš. Tik tu esi geltona, o ne raudona. Oho, tu teisi, pasakė geltonoji Boružėlė. Eime, parodysiu tau savo namus, pakvietė Kotryna. Vos tik Beris su Dolita pamatė Kotrynos namą, iškart pradėjo kvatoti. Mano namas yra lygiai toks pats kaip šis, tik manasis raudonas. Beris, Dolita ir Kotryna ilgai vaikščiojo po salą. Čia yra pušynas, šalia kurio teka upeliukas. Mes patys pastatėme tiltą per jį, išdidžiai paaiškino Kotryna. O kas ten pievos viduryje? Panašu į čiuožyklą. Taip ir yra. Tai ypatinga gėlių čiuožykla. Eime, parodysiu. Ar ir aš galiu pabandyti? Žinoma, lipk čionai. Kotryna atsisėdo ir nušliuožė spiralinę čiuožyklą. Beris, Dolita ir Kotryna šliuožė, kol pradėjo temti. Jau vėlu, ateikit, praskraidinsiu judu namo, pasakė Kristupas. Atsisveikindamos Dolita su Kotryna apsikeitė skarelėmis. Saugiai grįžkit namo, palinkėjo jiems Kotryna. Kada nors vėl mane aplankykit. Buvo jau visai tamsu, kai Kristupas atskrido prie taškuoto Dolitos namo. Švietė mėnulis ir dangus buvo pilnas žvaigždžių. Šilauogės. Vieną saulėtą rudens dieną Beris su Dolita išsiruošė į mišką rinkti šilauogių. Jų draugai, draugelė Matilda ir Kolorado vabalas Edvinas ėjo kartu su jais. Aš surinksiu daugiausiai uogų, paskelbė Edvinas. Žiūrėkit, šis krūmas pilnas prisirpusių šilauogių, pastebėjo Sraigius. Aš jas visas surinksiu. Bet Edvinas užlindo pirmas ir greitai surinko didžiasias uogas. Šitas krūmas taip pat pilnas uogų, pasakė Dolita kitiems. Bet Kolorado vabalas vėl buvo greitesnis. Kol Dolita nuėjo prie krūmo, jis buvo jau surinkęs geriausias uogas. Edvinai, taip negalima. Tu surinksi visas šilauogės, skundėsi Boružėlė. Paskui draugai priėjo upelį. Pastatykime tiltą virš upelio. Jau žinau kaip. Reikia čia atitempti tą didelį rąstą. Jiems teko labai pasistengti, kad permestų rąstą per upelį. Mažieji draugai pastatė puikų tiltą. Baigta, atsiduso Matilda. Žiūrėkit, ten dar vienas šilauogių krūmas su daugybė uogų. Edvinui tai buvo ženklas. Aš pirmas jį pasieksiu, visos šilauogės bus mano, sušuko jis triumfuodamas. Bet eidamas jis taip smarkiai pastūmė Matildą, kad šioji paslydo ir įkrito į upelį. Gelbėkit! Nebijok, Matilda, laikykis už manęs, sušuko Dolita ir ištiesė ranką plūduriuojančiai drugeliai.
Bet srovė buvo per stipri ir Matilda nepasiekė Dolitos rankos. Berė paėmė ilgą lazdą. Griebk lazdą, Matilda, šaukė ji. Bet ir šį kartą nepavyko, nes srovė pradėjo nešti drugelę tolyn. Edvinai, padėk! Reikia ištraukti vargšę Matildą iš vandens. Sušuko Dolita ir jie ištraukė šniurkščiojančią drugelę iš vandens. Oi, man taip šalta. Man labai šalta ir mano sparneliai permirkė vandeniu. Štai imk mano megztinį, aš dėl to kaltas, atleisk man, Matilda. Tu labai malonus, bet be megztinio ir pats gali peršalti. Reikia surinkti daug lapų ir apkloti jais Matildą. Beris, Dolita ir Edvinas surinko daugybę varnalėšų lapų ir apdengė jais drebančią drugelę. Man vis dar šalta ir mano sparneliai nejuda. Žiūrėkit, jie kiaurai peršlapia. Matilda pradėjo verkti. Saulė pasigailėjo verkiančios drugelės ir nusileido arčiau, kad sušildytų jos sparnelius. Netrukus Matildos sparneliai buvo sausi ir ji vėl galėjo skristi. Valio, pagaliau aš sušilau ir išdžiūvau. Ačiū, Saulė, tarė drugelė šypsodamasi. Atsiprašau, Matilda, pasakė Edvinas. Pažadu, jo kitą kartą nerinksiu tiek daug uogų. Noriu, kad paimtum visas, kurias aš surinkau. Ačiū, Edvinai. Bet gal geriau jas pasidalinkim? Eikim namo ir iškepkim šilauogių pyragą. Draugai nuėjo į Matildos namus ir iškart ėmėsi darbo. Jie išrinko visus lapelius ir gerai nuplovė šilauoges. Tarškėjo šaukštai ir keptuvės, kol galiausiai virtuvėje pasklido gardus šilauogių pyrago kvapas. Kai pyragas buvo iškeptas, elniaragis Saulius, bitinas Baltazaras ir vabaliukas Burbuliukas prisijungė prie šventės. Miško draugai susėdo aplink stalą ir kalbėjosi iki vėlumos. Gegužė. Paskui plaustą. Buvo saulėta gegužės diena ir elniaragis Stenlis su bite Baltazaru tyliai sėdėjo ant upės kranto. Iš rastų šakelių Stenlis pradėjo statyti plaustą. Jis rišo šakeles ilgomis žolėmis ir iš lapo padarė plaustui didelę burę. Žiūrėk, baigiau! Su pasididžiavimu tarė rodydamas plaustą Baltazarui. Įdėkime jį į vandenį, pažiūrėkime, kaip plauks, pasiūlė bitė. Sekime paskui jį, entuziastingai tarė Baltazaras. Ir abu nusekė paskui plaustą, norėdami pamatyti, kaip toli jis plauks. Staiga sutemo dangus. Berniukai nežinojo, ką daryti. O, varge, kur mes? Paklausė Baltazaras. Nežinau, rodos nuklydome nuo savo miško, atsakė Stenlis. Apsisukime atgal, kol nepradėjo lyti, sunerimusi tarė bitė. Gerai, bet palauk, atnešiu plaustą, tarė Stenlis, bet plausto jau nesimatė. Palik jį, galėsi pastatyti dar vieną. Vos spėjus padėti keli žingsnius, prasidėjo audra. Kaip dabar grįšim namo? Panikavo Baltazaras. Griebkite man už kojų ir abu parskraidinsiu namo, tarė balsas iš viršaus. Berniukai pakėlė galvas ir pamatė kanarėlę Kristoferį. Jie tvirtai įsikibo jam į kojas. Jiems labai gerai sekėsi, kol stiprus vėjo gūsis nenupūtė Kristoferio į šoną. Stenlis su Baltazaru nukrito. Bet jiems pasisekė nukristi ant minkšto samanų kilimo.
Pasislėpkime toje skylėje. Tarė Stenlis, rodydamas į medį. Belaukdami, kol baigsis audra, jie užmigo. Ir miegojo, kol jų nepažadino voras. Kelkitės, kas jums nutiko? Ar viskas gerai? Paklausė sunerimęs voras. Nagi, audra baigėsi, beveik nebelyja. Lipkit man ant nugaros ir nueisime pas mane į urvą. Tuomet, mielai, parvesiu jūs namo. Ačiū. Tarė pavargę berniukai ir užšoko vorui ant nugaros. Tuo tarpu išlindo saulė ir danguje išryškėjo vaivorykštė. Netrukus jie atvyko į voro urvą. Voras davė jiems sausų rankšluosčių ir pavaišino sausainiais su karšta arbata. Vėliau, sotus ir pailsėję, jie vėl pasileido namo. Voras abu juos parvedė ir jie padėkojo jam už pagalbą. Kitą rytą į Stenlio langą pasibeldė kanarėlė Kristoferis. Labas rytas! Norėjau patikrinti, ar jums viskas gerai? Sučiulbėjo paukštis. Mes taip pat dėl tavęs nerimavome. Mes sveiki. Atrodė, kad laukia nuobodi diena, bet tada ištiko gausybė nuotykių. Sukikeno elniaragis. Kitą dieną Baltazaras su Stenliu grįžo prie upės. Gal pastatykime plaustą? Juokdamasis paklausė Stenlis. Gerai, bet nesekime paskui jį. Jei nuplauks, tegu plaukia, tarė Baltazaras. Vandeninė sraigė. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras sėdėjo pievoje. Ir aš norėčiau turėti pusbrolį, tolimą savo giminaitį, atsiduso Beris. Bet tu ir turi giminaitį, Beri. Vandeninė sraigė, galima sakyti, yra tavo pusbrolis, pasakė draugelį Matilda. Tikrai? Beris pašoko šypsodamasis. O kur gyvena vandeninė sraigė? Niekur. Nemanau, kad vandeninės sraigės egzistuoja. O taip, egzistuoja. Aš žinau, kur jis gyvena. Jo namelis yra tvenkinyje, kitoje miško pusėje. Visiška nesąmonė, pasakė bitinas. Gal eime prie tvenkinio ir patys pažiūrėsim. Keliaukit su manimi, aš jūs nuvešiu, pasiūlė draugams ežiukas Haris. Būsite ten dar nesutemus. Valio, sušuko Beris. Pasiimsiu deguonies balionus, kad galėtume panerti iki tvenkinio dugno. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras sulipo į ežiuko traukiamą vežimą ir iškeliavo prie tvenkinio. Buvo jau vakaras, kai jie pagaliau jį pamatė. Vežimas rieda! Sušuko bitinas, bet buvo jau per vėlu. Jų vežimas nuriedėjo tiesiai į vandenį. Šiandien jau vėlu ką nors daryti. Eime miegoti, o rytoj jūs visi galėsite panerti iki pat tvenkinio dugno. Esu tikras, kad rasite vežimą, nuramino juos Haris. Kitą rytą Beris pabudo labai anksti. Žiūrėkit, vandens lelyje išsiskleidė, o ant jos lapo kažkas stovi ir mojuoja mums. Kas tu? Sveiki, aš vardu Moliuskas Simas ir gyvenu giliai tvenkinio dugne. Matai, Baltazarai, vandeninės sraigės visgi egzistuoja. Nuo šiol turėsiu tikrą savo pusbrolį. Moliuskas Simas nesuprato, kodėl Beris taip džiaugiasi jį matydamas, bet Dolita jam paaiškino, ko jie čia atkeliavo. Labai džiaugiuosi tave matydamas pusbrolį Beri, pasakė Moliuskas.
Simai, ar padėsi mums rasti vežimą, kuris įriedėjo į vandenį? Paklausė Matilda. Mielai, sekite paskui, pakvietė jos Moliuskas. Taigi 4 draugai apsivilko maudymosi kostiumus ir nuplaukė iki pat tvenkinio dugno. Štai čia aš gyvenu, išdidžiai pareiškė Moliuskas Simas. Jie išgirdo bauginantį šnypštimą ir Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras išsigandę pasislėpė už namelių. Nebijokit, tai mano draugė vandens gyvatė. Vandens gyvatė, gal matei vežimą tvenkinio dugne? Laikykitės už manęs, aš jūs ten nuplukdysiu. Štai jis. Sušnypštė vandens gyvatė. Beris, Dolita, Baltazaras ir Matilda džiaugėsi, kad rado vežimą. Jums pavyko, pasakė Haris. Jam buvo smagu vėl matyti savo draugus. Plaukiam į kelionę po tvenkinį, pasiūlė Moliuskas Simas. Jie visi susėdo ant lelijos lapo ir Moliuskas Simas pradėjo irkluoti. Mums metas grįžti atgal, pasakė Dolita, kai pradėjo temti. O, pabūkim dar šiek tiek, maldavo Beris. Mes atvažiuosime čia kitą dieną, nuramino sraigių Matilda. Ežiukas Haris jau laukė jų. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras atsisveikino su Moliusku Simu ir iškeliavo namo. Kitą dieną Beris ir Dolita nupiešė spalvotus savo tolimųjų pusbrolių portretus. Smėlio pilis. Saulėtą vasaros dieną Beris, Dolita, Burbuliukas ir Baltazaras apsivilko maudymosi kostiumus, pasiėmė kibirėlius, kastuvėlius ir iškeliavo į smėlio salą statyti pilių. Žiūrėkit, koks didelis arbūzas, nustebęs pasakė Baltazaras. Pasiimkim jį su mumis, vėliau galėsim surengti iškilą. Gerai, Beri, mes jį pasiimsim. Beris, Dolita, Baltazaras ir Burbuliukas atsargiai rideno arbūzą. Bet kai draugai užlipo ant kalvos, arbūzas ėmė ir nuriedėjo šlaitu žemyn. Sustabdykite jį, sušuko Dolita kitiems. Burbuliukas užšoko ant arbūzo, bet negalėjo jo sustabdyti. Vabaliukas nukrito ant žemės ir susitrenkė galvą. Sultingas arbūzas riedėjo toliau. Jie visi bėgo paskui jį kiek įkabindami, bet arbūzas buvo daug greitesnis už juos. Tada nutiko siaubingas dalykas. Arbūzas nuriedėjo nuo kalvos viršaus ir suskilo atsitrenkęs į aštrų akmenį. Mūsų dailusis arbūzas suskilo į mažus gabelėlius. Ak, mūsų arbūzas! Baltazaras taip pat labai liūdėjo. Kodėl jūs skundžiatės? Geriau jūs suvalgykim, pasiūlė Burbuliukas. 4 draugai atsisėdo ant žemės ir pradėjo valgyti arbūzą. Jie gardžiavosi saldžiu raudonų vaisiumi tol, kol jų pilveliai buvo pilni. Geriau paskubėkim į smėlio salą, kitaip neliks laiko pilims statyti. Dolita, palauk mane, skrisiu kartu, pasakė Baltazaras. Aš irgi, tarė Burbuliukas, bet aš nemoku skraidyti. Ar jūs mane čia paliksit? Patempė lūpą Beris. Pasigaminkim laivus iš arbūzo žievės, tada Beris galės pasiekti salą kartu su mumis, pasiūlė Baltazaras. Jie atrinko 4 storus arbūzo žievės gabalus, vieną Dolitai, vieną Beriui, vieną Baltazarui ir vieną Burbuliukui. Iš tvirtų šakų jie padarė stiebus, o iš plačių lapų bures. Kai laivai buvo baigti, jie juos įstūmė į vandenį ir vėjas juos greitai nunešė smėlio salos link. Valio!
Mes plaukiam, džiaugsmingai sušuko Beris. Jie visi pasiekė smėlio salą ir turėjo daug laiko žaidimams. Žiūrėkit, kažkas ateina. Ir jis atsineša kibirėlį. Išties jų pusėn smėlėtų krantų ėjo linksmas vabaliukas. Kas tu? Paklausė Dolita. Aš esu Šonas, smėlio vabalas. Gyvenu čia ir ruošiuosi statyti smėlio pilį. Tikrai? Paklausė Baltazaras. Gal ir mes galim? Žinoma, statykime kartu. Linksmai pasakė Šonas. Penkiese jie pastatė didelę smėlio pilį su daugybė tunelių, bokštų ir tiltų. Trūksta vėliavos ant viršaus, pastebėjo Dolita. Todėl ji nupiešė Šono portretą ant lapo ir įsmeigė jį ant pilies viršaus. Atrodo puikiai. Ar tai reiškia, kad tai mano pilis? Paklausė Šonas. Kai saulė nusileido, Dolita su draugais atsisveikino su Šonu ir patraukė namo. Labos nakties, pilies karaliau, sušuko Dolita, mojuodama naujajam draugui.